Saulės mieste ir matyti susirinkusius daugumą ir pažįstamų veidų. Ir noriu pirmiausia kreiptis į žiūrovus. Vertėjams, konkursantėms linkėjimus paliksiu paskiausiai. Žiūrovams linkiu gerų emocijų. Ir žinoma, netinginiauti. Gerbiami Lietuvos gestų kalbos vertėjų konkurso dalyviai, svečiai, vertinimo ir organizacijos komiteto nariai. Nuoširdžiai sveikinu visus gražaus sambūrio progą. Mieli vertėjai, visada žinokite, kad esate ypatingos profesijos atstovai, kurie pirmieji neša žinią, suvokimą, supratimą ir atveriate bendravimo duris klausos sutrikimą turinčiam žmogui. Atsakyti 3 klausimus. Pasirašom miestelį. Išsimano kiškis šautuvą ir nueina į armiją. Atidaro duris. Kiškis sako, aš noriu šautuvą. Gerai, reikia atsakyti tik 3 klausimus. Ir tada nemokamai gausi šautuvą. Gerai, noriu. Antras pasaulinis karas kada buvo? 1939 metais. Gerai, šaunuolis. Kas buvo žygių vadas?
Leninas. Gerai, gerai. Trečias klausimas. Arba kai noriu pasakyti, nagi greičiau, aš noriu su tavim pakalbėti dabar. Jeigu trepsima koja, tai reiškia, aš pykstu, tu padarai kažką blogo. Taigi dažnai vienas mokytojas dirba, o kitas sėdi ir stebi, kol klasė bus padalinta į grupeles ir reikės dirbti su grupelėmis. Vaikai žinoma tai pastebi ir sukasi žiūrėti tą mokytoją, o jis sako, žiūrėkit į mokytoją, žiūrėkit į priekį. Gali būti, kad jums kas nors pasakys, jog norint atkreipti kurčio žmogaus dėmesį, galima treptelėti koją į grindis arba trinktelėti ranką į stalą. Noriu labai rimtai su jumis pasikalbėti. O kokiu reikalu? Jūsų vaikas neruošia namų darbų. Nelanko mokyklos. Man susidaro toks įspūdis, kad jis nėra prižiūrimas namuose. Vienas kitą tokiais maloniom akimirkom ar gražiais tiesiog pabendravimais, pabuvimais kartu, kad jūs visus atvykstačius į Šiaulius sutiktumėt tokių Šiaulių simbolių, kurį mums dovanoja fabrikas Venta, dirbantį Šiauliuose, kad čia sutiktumėt kiekvieną svečią su netuščiu šito padėklu. Tad gražių darbų ir gerų konkurso rezultatų. Ir laimė draugystė. Ir jūsų vardu įteikti ir gėlę, ir palinkėti jai sėkmės, vėlgi ir bendradarbiaujant su mumis, ir atliekant gerus darbus kurčiųjų bendruomenės labui. Ačiū Jums. Jų rankose dalyviai Giljetai Blankaitei už nuoširdumą, didžiulę profesinę kompetenciją ir žmogišką išmintį pasirenka ypatingai kilnią specialybę. Ovzan
Somai Vanagaitai, Birutei Masėnaitai, ir Raimondai Vaičiulieniai. Nesvarbu, kas laimės, bet svarbu, kad jūs visos dalyvavot. Sėkmės. Dagmarai Jacevič, Olgai Kovzana. Ačiū, Olga. Toliau Erika Dereškevičiūtė, nuoširdžiai sveikinu. Ir aišku, šios dienos žvaigždė Raimonda Vaičeliūnienė. Prašom.